Gerai, pradedam filmuoti, man švakiai yra biškeli po praeitos čia, po atostogų grįžimų. Turim du Vytautus, Vytautas didysis ir Vytautas vidutinysis. Tai Vytauto didžiojo įsipilsim. Jeigu va tokia išger viskas, visi mineralai, magnis prieina į kūną, prieina į širdį, toks užsisportavęs tada iš karto būni. Špenšpelis toksai ir, aišku, reikia pagerti Vytautą normaliai, bet jeigu litrą išgeri per dieną, tai realiai magniaus visą esi susirinkęs visai dienai. Ačiū Vytautai, kad atėjote pas mane į laidą. Važiuoja Vytautas didysis, nukrito nuo arklio ir numirė. Bet liko Vytautas vidutinys. Sveiki, gyvi? Cheers. Negali daug gerti, nes paskiau raugysiu atsisėdus, šiandien nori raugyti, nes ir jau atsisėdus, paskiau smirdės, Nu ką, keičiasi kiekvieną dieną, ne tik tai orai, bet keičiasi ir geopolitinė situacija, ir tektoniniai lūžiai vyksta mūsų šio verslo pasaulyje. Na, o paprastieji žmonės gyvena urvuose ir daro laivus ir prašo jūsų pinigėlių. Ar šiandien tokių naujienų bus mūsų Vytų šou? Mes nežinome, bet redaktorius šiandieną jau atėjo į darbą. Pagaliau, kur buvai išvažiavęs redaktoriau? Į Paryžių. Mano taip sakydavo, mamytkai užgerdavo, tėtis sakydavo, kur sakau, mama, išvažiavo į Paryžių, tai jau žinau, kad guli gatava atsigulusi prie pečiaus, kaip tiškuvienė, makaronus valgo, su ranka išbliūdus, pliekusius. Tikrai buvai Paryžiuje? Iš tikrųjų, ten tiek daug girtų. A tu nebuvai kartais užėmusi teatro to Paryžiuje, kur ten išvaikė visus tos imigrantus. Tai vadinasi, buvai išvarė ir parvarėjai čia gyventi. Kur napisai į urvą gyventi su tais visais Lietuvos tik tokio elitu. Tu toksai būtum panašus į urvinį visai, man atrodo. Ačiū už subscribus, spauskite subscribą, spauskite laiką, pakomentuokite visi ir pataginkite visus, kuriuos mes čia apšnekame, net ir tuos, kurie turi 3 juodus galvas, vieną čia, 2 ant pečių. Nes jeigu na jie, sklaida nebūtų tokia didelė. Pradedame Vytų šou, tai yra 24 sezono laida. Galima sakyti jubiliejinį, nes 2 po 12, gaunas 24, tai 2 metų kontentą padarėm, jeigu taip darytumėm kas mėnesį laidą. Mažiau gal kalbų, daugiau darbų. 3, 2, 1, pradedame Vytų šou. Aktualija. Apie geopolitiką užsiminiau. Amerikiečių prašymas Europai. Nori daugiau kiaušinių. Mes galim jums nebent gogul-mogulį atsiųsti. Galėsite senų gogul-mogulių, kur vis tiek atsimenu pasidarydavai, eini pas mamą, sakai, man padaryk gogul-mogulį. Nu, nedarysiu. Nu, man padaryk gogul-mogulį. Nedarysiu, blėt, eik, nenarvok. Vėl eini zys, padaro mam gogul-mogulį. 2 kalsnius pakandi, padedi. Ir pridžiūsti padėlyje. Tai galime Ameriką jums atsiųsti nebent pridžiūvusių gogul-mogulį, nes jūs turite ir taip vieną kiaušinį jau valdžioje. Pakankamai geras, toksai naminis, oranžinis trinys ant veido. Tai eikite, spauskite iš jo kiaušinius. Deja, man atrodo, nelabai pas jį yra. Gal pas viceprezidentą, sako, amerikonai būtų kiaušinių? Ne, nes viceprezidentas su pravodkėmis vaikšto ir pas jį kiaušinių tikrai nėra. Tai žiūrėkite, kada jūs nustosite su ruskiais draugauti, tada gal mes jums ir kiaušinių atsiūsime. O kada gal jūs pats parodysite savo kiaušinius prieš ruskis, gal žiūrėkit iš Grenlandijos žąsis skrisdamos vasaroti kur nors į Floridą, numes vieną kitą ir ant dangoraižio su pavadinimu Trump Tower. Tai va, tiek būtų iš to prašymo, kiaušiai mūsų, problemus jūsų. Tapino garbę ir orumą įžeidęs Orlauskas turės atlyginti 13 000 eurų neturtinę žalą. Atsidarome straipsnį. Ne tik 13, bet dar turės sumokėti ir 8 000 eurų
jo vadovaujamai Laisvės TV. Kurva Arlauskį. 21K, kai reikės išspausti, tai 21K, jeigu tu už renginį gauni kokius, maksimum 500 eurų tau gali mokėti. Pisies iki mirties, kitaip sakant. Tai čia viena pusė. Dabar iš kitos pusės paimkim. Tai jau Lietuvoje nebėra žodžio laisvės, kad žmogus nebegali juodinti ir šmeižti Sorošinio fondo atstovo. Oi. Kur eina mūsų lietuvėlė? Žinai ką, dabar galite paprašyti, kad aš jūs įžeiščiau, gal prisiteisit iš manęs. Bet sutarėm taip, jeigu neprisiteisite iš manęs pinigų, o neprisiteisite, nes čia yra humoro laida, tai mes jūs išsiųsime į Ameriką, nes girdėjau, Amerikoje trūksta kiaušinių, o su jūsų galva jūs toj rinkoje tikrai rasite vietą. Tik tai jiems su kiaušiu reikia kietesnių, o čia jau biški papuvis. Lūz situacija, kaip sako Arlauskį. Hei, o dabar biški norime papasakoti apie DeedGo programėlį. Tai yra programėlė, kurioje jūs galite susikurti renginį ir pakviesti jame dalyvauti bet kurį Lietuvos žmogų arba savo draugužius, bičiulius, artimuosius. Viskas veikia labai paprastai. Atsisiunčiate šitą programėlę, įsinstaliuojate savo telefoną ir padarote renginį. Tai gali renginys būti bet koks. Paprasčiausias, tai gali būti picų valgymo vakarėlis, Hario Poterio žiūrėjimo maratonas. Gal tai bus kažkoksai pabėgiojimo kompanijos ieškot, gal futbolą žaidžia, gal kažkas norite važiuoti į mišką, susirinkti kompaniją. Žodžiu, padarote renginį, susirenka jūsų bendraminčiai ir viskas. Šioje platformoje patogiausiai daryti viešus arba privačius renginius. Aišku, aš truputėlį per švelniai čia pasakiau, nes galime daryti ir visokius BDSM vakarėlius, galime daryti kinky-pinky vakarėlius, galima netgi padaryti fingerinimų čempionatą, jeigu norite, jeigu labai mėgstate. Galite kokią susiorganizuoti orgiją, jeigu esate saugus žmogus. Koks skirtumas, ką norite, tą organizuojate pas save, bute, namuose ar ten kažkokiuose patalpose. Svarbu yra bendraminčių ir svarbu yra programėlė DeedGo. O jeigu jūs esate koks nors studentas, kuris norite užsidirbti pinigų, tai DeedGo ieško netgi žmonių, kurie sukuria renginių idėjas, o už geriausias idėjas DeedGo netgi finansuoja tų renginių suorganizavimą. Taip kad siųskite programėlį, kurkite renginius ir padarykite savo kasdienybę spalvingesnę negu buvo bet kada. Aš dabar sukursiu eventą Kretingalėje, Vytuko šou žiūrėjimo renginys plus laižymosi maratonas. Norite dalyvauti? Prisijunkite. Norite sukurti geresnį? Atsisiųskite programėlę. Ai, beje, programėlės nuoroda yra video aprašyme. Akibrokštas kovo 11 dieną. Švenčionienių rajone ant gyvenamo namo iškelta Lietuvos TSRS vėliava. Nei čia akibrokštas, nei čia kas. Žmogus tiesiog gyvena dar tais laikais, kada pagal jo gimimų liudijimą, kur yra ne koks nors ten normalus arklys ar ten vytis uždėtas, o darbų įrankiai, kuis ir pjautuvas. Gerai, kad dar ne bulgarkiai ir šepetys uždėtas kažkoksai. Žinote, kas būna, jeigu iškeliate per valstybinių šventės Lietuvoje vėliavus? Baudelę moka. Tai žmogus tiesiog Švenčionienių rajone gyvendamas nenorėjo gauti baudos tokios, kaip kad gavo Kiaušingalvis, mano nuomonė Kiaušingalvis. Bet čia tik mano nuomonė. Galimai Kiaušingalvis Arlauskys iškėlė skudarą, kokį turėjo, nes normalios vėliavos neturėjo. Iškėlė išdžiovinti, nes jisai su ta vėliava ir šluosto savo kūną ir naudoja kaip bidė. Pašlapina ir nusivalo užpakalį. TSRS vėliava, kur tu daugiau gali dėti. Tik tai subiniai valyti. Nu,
ką padarysi? Mes švenčiam nepriklausomybės 35-asias atkūrimo metinės, o jūs piskite su tom savo TSRS vėliavom ir toliau provokuokite, mokėkite baudas, niekam jūs esate neįdomus. Žinau tik tai, kad jeigu Kretingalėje būtų iškelta tokia vėliava, tai būtų tada kitą dieną nams nukeltas pamatų jau. Štai kita to paties rajono ir kontūrų, ir reljefo, ir vertybių persona švenčionienė prašys teismo ją išleisti į Maskvą švęsti pergalės dienos. Aš norėčiau dar pasiūlyti gerbiamai švenčionieniai prie partį padaryti buvusiuose KGB rūmuose Gedimino prospekte, kur dabar yra aukščiausiasis teismas, susikviesti stribus ir kad jūs gerai papistų gengbengiškujame rate su kūju ir su pjautuvu ir galbūt pabaigtų ant jūsų TSRS vėliavą primenančio veido. Būtumėt maloniai sutikta pergalės dienoje. Paprašykime visi Lietuvos žmonės, rašykime čia teismo prašys. Tai nereikia prašyti. Mes galime jums ir ant bilietų sumesti į vieną pusę, įsadinti į seną Zaporožietį, pripilti saliarkos žalios, kaip jūs mėgstate, voktos kokios norintais. Tik tai būtų labai įdomu, kas iš jūsų po tos pergalės dienos bebūtų. Manau, kad apipiltų bronzą ir pastatytų prie prieigos, prie Kremliaus, kaip balvonus tos, kur stovėjo ant žaliojo tilto. Ir visi sakytų, kas čia? Sakytų, šūdai iš Lietuvos. Atskleidė informaciją apie IKEA padegimą. Nepilnametis padegėjas veikia Rusijai. Vienas vatos didelis gumulėlis aktualijų laidoje. Labai yra suaktyvėję šitie vatinukai, bet labai yra gražu matyti, kaip aras gražiai supakavęs nepilnametį. Beblema kietė, ne ruskiai. Pasiėmė nepilnametį, sako, žiūrėk, Lietuvoje įstatymai, kad tėvams bauda išrašys 20 eurų už viešosios tvarkos pažeidimą, tau nieko nebus. Bet ne, kai jau yra teroristinis aktas, reikės atsakyti už savo darbelius. Šiaip labai neblogas galėtų būti dar variantas, pasodinkime tą nepilnametį į Zaporožietį su švenčionienine ir visais kitais kiaušingalviais ir tegul tai būna mūsų dronas dovanų, kuris sprogs per ferverkus gegužės 9 dieną vidury Maskvos. Manau, nieks nesupyktų pasaulyje. Nebent koks nors oranžinis kiaušingalis sakytų, taip nesidaro. Dar viena naujiena. Nuomojamas elektromobilis Judriojoje sankryžoje Taranovų stulpą. Vairuotojas pabėgo. Eismas tuo tarpu sutriko. Man gal magnio trūksta, kad aš nebesuvirškinu tokios jau informacijos. Nuojamas elektromobilis Judriojoje sankryžoje Taranovų stulpą. Galėjo taranuoti kitą mašiną, bet Taranovų stulpą. Kaip galim pavadinti šitą automobilį striptizų šokėją, kuri atėjo savo pamainą ir šoko ant stulpo. Vairuotojas pabėgo, vairuotoja tikriausiai nepagavo, vairuotoja šoko į kanalizaciją ir susimaišė su vižliukais nindzėmis ir dabar jo niekas neatras. Eismas, kadangi sutriko, tai čia ir taip yra sutrinka eismas, nereikia net elektromobiliams pisti į stulpą. Iškrenta 3 lašai sniego arba 3 lašai lietaus ir Vilniuje ar taip sutrinka. Gaila tik tai elektromobilio, nors žiūrint ir vėl iš šio pasaulinio kontekstą, tai mes mėgstame važinėti dizeliniais automobiliais. Susikiškite elektromobilius į užpakalį. Geriau dar būtų, kad tie elektromobiliai būtų su T formos logotipu, kur įlenda ir jau nebeištrauksi. Ukmergės rajono meras šią medžioklę atsimins ilgai. Gerai, atidenkime dar visos antraštės, tai tikriausiai meras buvo kažkur medžioklėje, bokštelėje, prie Ukmergės rajono. Įsidėjęs ausines, klausėsi Ukmergės roko grupę kokią nors. Rokmergė, žinot, visi dainuoja psichas jam, aš nupirksiu tau šunį, galvą jis galės apšikt. Aš nupirksiu tau viską, ko norėjai, širdis ir išbėga.
toksai vienaragis su ilgu raku ir Ukmergės meras galvoja, aha, bus pats geriausias laimikis. Ir tada toks jau nusitaiko ir iš kažkur. Bukštelė, tas taip rankas pakėlė, policininkus užlipa į bukštelį. Labdien, merai. Viskas gerai? Taikykitės. Nieko nenoriu, tik tai. Aš žinot, ką medžiokliai turit būti blaivas. Ir tas meras tiesiog, čia viskas gerai, jūs šaudykit, nebaidykim gyvūnų, greitai imkit, papuskit į alkotesterį ir aš pisiu savo keliais, einu reidamas, turim Ukmergės centrą, papuskit. Dar meras taip, į alkotesterį. Apsižioju, sako, čia ne alkotesteris. Išsitraukė, nusivalė lūpas. Sako, kur yra alkotesteris? Sako, va čia alkotesteris. Ir pradėjo pūst. Sako, pip, sustabdė. Ir tas šautų. Nu, kiek ir. Ir tas policininkas sako, vidutinis lietuvio ūgis. Spėk koks. Sako, 1,7 m? Ne, 1,80 m. Kitaip tariant, promilė 80. Sako, tai ką darom? Nieko, sako, užgesinam ginklą, palydėsim jūs į mašiną. Ir meras tą galvoju, ką daryti? Šaut, nešaut. Ir tada persigalvoju, sako, aš šaunu, da vienu. Į pisą. Elito naujienos. O čia jau yra negražu. Man širdis skauda, aš esu į vieno ir kito gerbėjas. Karolina, ką įkelia, visada kodukus visus panaudoju, reikia, nereikia. Netgi led kaukę raukšlėms lygint, bled nusipirkau. Nors nereikėjo tikrai, bet vis tiek, kad palaikyti Karoliną. OG visada klausausi. Irgi visada klausausi. Aš net testamentį parašiau, kad kai aš numirsiu, kad būtų per laidotuvės OG veršin, kad grot. Kur aš guliu kape, tai šitam karste, tikrai nakremuotas, man laidos visi, kad aš noriu išpūti mesom gabalais, ką kirminiukai pavalgyti būt. Gulėsiu taip ir čia kolonėlį JBL'as padėta ir groja. Manęs nedomina, nežiūrė, aš tas praeitis, manęs nedomina. Ir štai apie susipyku vaikai. Vienas rašo, kadangi turiu nuostabią dukrytę, kitas rašo taip. Aš žinau, kad jisai klausė, Numinikas sako, buvo įkėlęs, nori susipažinti su naujoju Karolinos tuo vaikinu. Galimai naujoju vaikinu, jeigu toksai yra. Susipažinti, sako, su kuo čia. Žodžiu, ten reikia šeimos reikalus tvarkyti ateityje. Tai aš pasakysiu taip, Dominikai, man tavo muzika patinka, bet su tavim susitikti aš nenoriu. Dabar suprato jinai. Va, kokie gudruočiai. Wow. Man atrodo, Ieva, jeigu tu dalyvautum tūkstantmečio vaikuose, kažin ar praeitum antros klasės etapą. Nieko, viskas gerai. A galime eiti prie kitos naujienos. Išsijuokėme jau. Iš šeimos tragedijos. Juokia rado, iš ko juoktis. O, triguba naujiena. Sakau, trigubanas Simona Lipnė su nuotrauka iš Tailando pastatė į vietą kritikės. Nu taip, nes trinukų mamyti. Ko jau apie ką jūs čia galvojate? Linkėjimai nuo Simonos, kuri yra L dydžio ir to neslepia. Per mažai neslepiate. Norėčiau paprašyti, kad dar daugiau nepaslėptumėte, nes man būtų maloniau gal netgi aptarinėti tą nuotrauką, kad dar mažiau slėptumėte L dydį visur. Nes aš esu toks grupės L plus mėgėjas, kur dainavo ar tu jam tei, ji didesnė nei tu man sakei, ar tu jam tei. Šaunuolį, gerai, kad padėjote tas kritikės į vietą ir aš dar sakyčiau, kad jos kuo daugiau šneka, tuo tau Simona yra geriau. Ir parduotuvė geriau, ir mašiną nusipirkai tokios pačios kaip spalvos, kaip Stonkaus, ir verslas eina, ir vo. Ir žinai, ką gali pasakyti toms visoms, kurios tave kritikuoja? Kopunkap!
Pokyčiai televizijų. Šiaip pokyčiai Aistis veide nemažai yra įvykę. Dabar, kai žiūri šitą nuotrauką, labai pasikeistus. Aistis čia šitoj nuotraukoje atrodo kaip Mindaugas Laskovas. Pokyčiai televizijoje. Nebeliko Mantaus Katlerio ir Aistės Kabašinskaitės šeimos projekto. Tai gal tik taip nebeliko projekto ir stovi prie Katlerio kebabinis. Kaip Katleris taip netektis. Šiaip, man atrodo, Mantas, jeigu aš teisingai esu informuotas iš šitam šou versle, tai turėjo kontraktą, kažkiek tai laidų, tas visas laidas padarė, baigėsi kontraktas ir nebeliko tos laidos. Kam čia tiek dramatizuoti dabar? Mantai Katleri, jeigu tau kartais yra sunkus dabar metas ir ieškais darbelio, man atrodo, kad publika tikrai nesupyktų, jei Vyto šou atsirastų antrasis veidėjas, kuris aptarinėja naujienas. Tai jeigu reikia televizijoje darbo, gal netikroje televizijoje, tokioje internetinėje televizijoje, prašom, tu esi visada laukiamas, kaip Mantas Katleris arba kaip koks nors personažas, tarkim, Petras Gretininis, nežinau, bet kas, jau tu susigalvok kaip kas, bet vietos prie šito apvalaus stalo tau tikrai atsiras. Už ką ir keliu Vytauto taurę į tavo sveikatą. Nu ką, turime dabar šitų žaislinių bernų atstovą, kur Toy Story 4 atgyjo kažkuriuo būdu ir nenumiršta niekaip. Šitie vienas tas, kur su 3 galvom, čia tas vėl prisitaisęs barbinai. Kai šitas Murauskas? Hermes diržu pasigyręs Murauskas sulaukė kritikos strėlių. Po kaltinimo klastote jo reakcija. Prie ko čia jau klastoti? Žmogus nuvažiavo į Rietavo turgų, nusipirko Hermes diržą ir jau čia klastoti? Tai ko Dianos Bosienės nekritikuojate, kad pasirinko tokią garsią pavardę kaip dizaineris, kuris sukūrė nacių uniformas. Tai irgi jinai gal yra klastoti. O čia žmogus stovi prie savo BMW, fotografuojasi su netikru diržu ir čia jau yra klastoti. Man labiau klastoti yra būtent, kai jis prie to Bemson atsistojęs ne savo. Toks, kur tipo, pohu, čia ir man mašina. Čia tas pats, kaip aš atsistočiau Daukanto aikštėje prie prezidentų rūmų, sakyčiau, o mano nauja chata. Ir matau jau prezidentas išlindus. Jonas Sakalauskas, Svirdulys, apie sužadėtuves ir santykius su 16 metų jaunesne Emilija. Labai ilgai bijojau. Spėju kokį 3 metus jaučiu. Kol suėjo pakankamai metų. Aš irgi bijočiau. Nieko neatsitiko žmogui. Kaip neatsitiko. Jis virdulį pavirto, bet svarbus virdulio daiktas veikia. Tas iš Adams šeiminėlį. Žinot, tas kur. Ne. Nesakyk. Nejaugi. Sudegė gaisre Radžis, Rimiškis ir Grūdas, užsidegė namai Valinskas nufilmavo, kaip jie dega. Kelias į žvaigždės po 20 metų. Geras. Nice, tai viskas. Grįžta Kelias į žvaigždės. Kaip smagu, kaip pasiilgau. Kaip aš pasiilgau. Wow. Aš atsimenu, man tiek daug nostalgijos sukelia. Buvom čia. Man kiek buvo metų, dabar galvoju, kokį 15-16 metų grįžome iš Kretingos. Ne iš Kretingalis, jau važiavome į Kretingą iš šokius. Buvo toksai vienas draugelis, 22 metų, vairavo mašiną, mokėjo vairuoti. Mes viską mokėjom vairuoti, bet tas vairavo. Nuvažiavom ir aš parsivežiau kretingiškį tokį. Parsivežiau namo, tėvai miegojo, įlipom per langą pas mane į kambarį.
visą naktį tenai darėm dalykus, visokius. Man tai jau tokia pirmoji naktis. Ir buvo tamsu, pradėjo švist. Jinai iššoko laukant per langą, sako, man reik namai važiuoti namai. Išvažiavau namo ir aš kažkaip užmigau. Ryte atsikeliu, mama, purto. Man, Vytautai, kelkis! Aš toksai pabudau, mam, sakau, kas yra? Kelkis, pažiūrėk, visas kruvinas, lova visa kruvina. Ir aš tada supratau, sakau, mam, nepergyvenk. Kaip nepergyvenk, sako, kas čia buvo? Sakau, mama, aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškėm, aš turiu mergaitę, kuri kvepia manim. Tai pasirodo, eidami, jį buvo Proserbens raudonos. Arba ne Proserbens, nežinau iš tikrųjų, kas ten buvo, bet reikėjo su šaltu vandenį plauti, kol išsiplovė. Tai va tokia nostalgija būtų apie kelias žvaigždes. Gamta. Matricinis. Sos Diana. Sos Dianų kaimas, kur visas pasibaigusio galiojimo Dianas žmonės augina. Gerai, žiūrim. Fantomai tai matricinis kūrinys, iliuziniai žmonių masiai sukurti šioje planetoje. Jei matote daug žmonių vienoje vietoje, mines, kamščius. Girdit, kaip jinai šneka, taip? Pasiklausim dar. Tai iliuzinė minė, sukurta užpildyti tam tikras erdves reikiamais dažniais ir programomis. Tai padaryti per matricos fantomus lengviausia. Taip vyksta politinis masės valdymas, įdieginėjamos mados. Įdieginėjamos mados, tai va. Čia yra ta mergina, SOS Diana, kuri turėjo būti irgi mokinukėse. Kaip girdite, iš jos tų kalbėjimų manieros, bet kokia buvo istorija su šitą Diana, tai kad susirinko ten ir Rūna, su Ineta, Rūta ir visus kitus mokinukės, atėjo ir šita mergaitė. Lapkauskaitė sako, nu mergaitė, tu pat dainuok dainelę. Nu ir visos ten mergaitės padainavo kažką ten. Tu man sakai, ai, nu kažką į tą pusę tokia, arba ant pirmų skėdutės sėdi voverytė, riešutus lūkštena. Nu visus ten dainuoja tas vaikiškas dainas ir tą atsistoju. Matricinės yra kanalas, mano gimdos kanalas, moters. Ir Laima Lapkauskaitė taip grifką savo kare nukerptą papurtį, sako, pesi lauk. Sako, kaip sako, pesi lauk matricą, tu su savo tais visais fantomais. Man tokių mokinukėse nebus. Ir viskas. Ir tada jinai taip supyko ir pradėjo ant pasaulio šnekėti negerus dalykus. Kad čia viskas tendencijų, čia viskas masėm, kad čia viskas yra fantomai. Ir jinai, žinok, išėjo tokia susinervinusi ir va dabar nieks nežinojo, kur jinai yra, tai pasirodo net peškom iki Šri Lankos nuėjo. Su traukiniu dabar važiuoja tas pačias teoremas savo šnekam. Čia yra nesąmonė, čia yra susidarojimas. Jau matau, kad ne iš tos akies atsimerkė iš ryto Gidūnas. Seminarai mokamai vakarų Lietuva. A čia nėra tas dėdė fingerintojas tik tai. Man atrodo, jisai kažkada buvo apkaltintas fingerizmu. Jo. Tikrasis free finger Lietuvos. Pirmadienio. Koks? Pirmadienio. Taip. Kokteilis. Taip. Petražolė. Vardinas. Moliūgas. Salieras. Obuolys. Petražolė. Moliūgas. Obuolys. Citrina. Viską galite nusipirkti Lidl morka, parduotuvėse šviežių vaisių skyriuje. Agurkas. Imbieras. Ir... Nu ir ką darom su česnakas. jais? Ten turiu susimalęs jau saulėmuškos. Saulėmuškos. Ar esate valgę? Girdė, gal man į savo porų saulėmuškų įberti. Na va gerai, kas kaip nori, tas taip vadina, tas saulėgražas. Siemuškos ir saulėgražas. Gal ir nieko saulėmuškos. Taip, saulėmuška dar galėtų būti samoška, kuris ilgai ant saulės išbūna. Toks, kuris kaip saulė eina, taip samoška sukasi. Ir paskui nusileidžia saulė ir pradeda iš nosies sėklos birėti samoškui, saulėmuškui. Gerai, susimalė, kitą maikę persimovė.
Taip. Kokteilis. Jau seilis tysta, jau žmogus, jau tai jau kals kokteilį. Kokia pirma mintis? Kad stovėtų gyvenime. Stovėtų, sako. Ir dabar išgers tą ir tas Dabar kušys. pargausim kažką. Turėtų taip atsistoti. Apie barzdą. Visai fainas. Dabar atrodo, kad taip jausis toks garsas, liktai būčiau turistiniam žygį ir draugelis kitoj palapiniai dėžę valgo tiesiog. Net pats išsimaniau. Žiūrėk, kokteilis veikia tikrai, kad stovėtų. Bet žiūrėk, kaip iš karto įdomiau, kai jos aprengia kaip indiškose filmuose. Tikrai muzika uždėta, turi kažką prieš. Nu gerai, sūnus gėjus ar dukra Ofelija? Kažką turi prieš lygios teisės. Ne, kas ko nori, tas Pasirėdo prieš tavo elgesį. Kaip tu elgies? Kokią elgesį? Ne, ta prasme, kas nori, kad tokios orientacijos turinti, kad mes galim pašnekėtis tam temų. Geriau dukra Ofelija ar sūnus gėjus. Blem, bet kai tokiom rimtom temom šneka ir apsidėję kaip Frozen visi apsirengia, kažkaip labai nerimtai žiūris. Bet žinot, tik aš negaliu, man yra sąžinė, neleidžia šnekėti apie tuos žmogeliukus, nes Deivido yra turinys. Tik tai aš noriu paklausti, ar Lietuvoje yra tik 6 žmonės, kurie eina į visus realybės šou? Nes nebuvo taip, kad jie jau visi 5 realybės šou dalyvavo. Čia elitas? Nu jau geriau sūnus gėjus negu toks elitas. Sporto naujienas. Čia tas, kur... O, laba diena, žvaigždės. Prašom į salę, pravesim treniruotę kartu. Treniruotę pradedam nuo kitų procedūrų. Prašom abudu prasipūsti. Nuo vienas. Einikiu nepatiktų, kai sužinotų, kad reikia prasipūsti, sako šitas berniukas. Nu ką, pataikėm. Nu ir dabar mūsų krepšinio asas. Nu ką, žvaigždė? O, 049. Kaip jis į treniruotę atvažiavo, kažin. Bet čia ir feikas, man atrodo, kad peržiūrų daugiau būtų. Šiaip, man atrodo, Čeponis turi atleidimo lapelį pas jį yra iš... Nu, kaip žinot, kai būna oro uostose, kai eini per patikrą metalo, jeigu tu turi ten kokį nors implantą, tai parodai visą laiką ir sako, ai, čia gali pipsėti. Tai Čeponis turi atleidimo irgi iš daktarų, pas jį genetiškai yra 1,5 promilės penktadieniais, ryte atsikeli, gali būti negėris žmogus, bet bus. O paprastą dieną 049. Tai jis sustabdo 049, policija sako, oi, išgėris, Čeponis sako, ai, sak, pasišė natūraliai yra. Ir paleidžia. Kiek? 123,7. Gerai, dabar pratęsim treniruotę, parodysim visai Lietuvai, kaip tu laimėjai tritaškių konkursą. Už neįmestą tritaškį 10 atsispaudimų. Prašau, 10 atsispaudimų. Vienas. Nu kiek tu čia tų kotletų valgysi? Gerai, ačiū. Čia širdžiai kenkia. Treneri, atsiprašau, tikrai. Juokingas Čeponis. Gerai, čia man atrodo, aš žinau, kaip galima padaryti šitą 049, tai tu tiesiog atsigeri kokio nors alkoholinio gėrimo, čia pat gurkšnį ir iš karto putėt gali dar daugiau pūsti. Nereikia čia mūsų apgaudinėti, mes žinom, kad Čeponis neįsportuot savo atsigeris alaus. Nu šiaip juokinga. Aš nežinau, jeigu taip visus 3 pastatytų, Tomo pačiese, tą kitą vaikiną ir Čeponį ir sakytų, pas kurį iš jų yra 0,49 promilės iš veido. Nežinau, būtų sunku atspėti, nes panašu, kad pas visų gali būti. Bet šiaip, juokingas kontentas. Gerai, darykit toliau, bet nesportuok, kai Čeponį išgėris širdžiai negerai. Reklama! Ar jūs juokaujate?
Gerai, pažiūrėjome muzikinę kaukę, einame prie kitos naujienos. Orai! Sinoptikai jau žino, kada sulauksime tikro pavasarį. Bet yra ir blogoji žinia, nes užmiršo. O dabar viso gero lietą. Papuolėm. Adzikas 1 sukūrė dainą. Nu gerai, žiūrime, kas jau čia bus. Papuolėm tenai, kur skamba daina. Papuolėm, kur jūra, kur saulė karšta. Papuolė mėnuo, papuolė banga. Papuolė ir juda visa Lietuva. Papuolėm ir mes, papuolėm ir jūs. Papuolė naktis ir papuolė dangus. Papuolėm tenai, kur svaigsta galva. Papuolė ir sukas visa Lietuva. Šiaip aš norėčiau, kad šita daina būtų Vyto šou intro. Teminė daina, papuolėm ir tu, papuolėm ir aš, papuolėm visa Lietuva, papuolėm į Vyto šou ir papuolėm, tai papuolėm, visi papuola karts nuo karto. Šiaip, jeigu leistų Adzikas 1 šitas autoris naudoti kaip intro, manau, kad būtų puikiai daina. Jie dar truputėlį pamiksavus, pastilizavus, turėtumėm puikią papuolimo laidą. Papuolėm į Vyto šou. Geras gabalas, man atrodo, šitas žmogus tikrai turės darbą Basanavičiaus gatvėje. Ir ne šokti vidury gatvės, bet kažkur kraštuose prie kokio nors tai kavinės tikrai. Yra ten, kur žymiai blogiau dainuojančių toje vietoje. Man tiek blogai dainuoja, kad net iki Kretingalis ateina tas visas triukšmas. Tai, jeigu Adzikas dar dainuos kažkur arčiau Kurhauso, kur arčiau Kretingalis per laukus, tai aš būsiu labai patenkintas. Super Džiaugiamės, kad papuolėt mūsų laidą, Adzikai. Viskas, tai yra viskas, ką šiandieną surinko mums Deividas Maconka. Gaila, kad nesusirinko dar pinigų plaukų atauginimo operacijai, bet užtat surinko labai neblogą kontentą į šitą mūsų laidą. O mes norėtumėm surinkti kuo daugiau patiktukų, spauskite like, norėtumėm surinkti kuo daugiau komentarų po šitą šou ir norėtumėm surinkti vieno kito subscribe mygtuko paspaudimo. Tai jeigu jūs papuolėte į šitą laidą, neįsižeiskite, šypsokitės, pasižiūrėkite iš kitas laidas, ten kiti žmonės dar labiau yra papuolę negu jūs. O šiaip, tai žinokite, kad šita laida yra savaitinė. Tai vieną dieną kažkas apie jūs pašnekės, o kitą dieną jau bus kiti papuolę. Tuom ir žaviai yra Vyto šou, tuom ir žavus yra tas dalykas humoras. Ačiū visiems, kurie buvo šiandien su mumis, ačiū, kurie žiūrėjote, ačiū visai kūrybiniai komandai, ačiū Vytautui, kad atstovėjo čia ant, žiūrėk, nudžiūvant, net mineralai matosi, kurie liko. Tikrai, ačiū, kad Vytautis atstovėjo čia su manim. Nu ir ačiū kitiems rėmėjams. Ai, dar ką norėjau pasakyti. Jeigu norite pamatyti, kaip pizdavojasi žiauriai iš Mantos Stonkaus, už visas jo nuodėmes, niekiek nestabdant jo, išsityčioja prieš 14 000 žmonių, tai nusipirkite bilietus į Mantos Stonkaus raustus, kurie bus rugsėjo 26 dieną Žalgirio arenoje. Taip. O jeigu norite kartu pasijuokti su Mantu Stonkumi, tada nusipirkite bilietus jūsų mieste į programą 1000-mečio vaikas. Viskas. Kiek pasakiau, tam Pidarui per daug ir taip reklamus jau.